sugalvotas pradėti nuo slengių. Važiuosim pro Kauną ir bandysime datraukti iki kažkur čia. Žiūrėsim, kaip seksis važiuoti. Kol kas pirminis planas toks. Skailysim į Čekiją ir didžiausi kol kas objektai apžiūrėjimui nusimato pirmoji stotelė Vienai. Paskui bandysim pavažiuoti viršutinę Austrijos dalim ir apsistoti kažkur prie ežeriuko. Jo, dabar eisim krautis daiktų. Šiandien yra jau ketvirtadienis. Jau ketvirtadienis ir už poros dienų judinsim Bulkas tranzitą. Iš pačio ryto. Jo, paryčiais planuojam išvažiuoti, tikimės nieks nesutrukdys mums pakeisti mūsų dabartinių planų. Žiūrėsim, kaip seksis ir parodysim eigą toliau. Nieks nesutrukdys. Sutrukdė mūsų kelionę, bet mūsų Austrija šiandien bus pakeliui į Žagarę. Taip, į Austriją nepavyko, bet manau, kad kada nors mes šitą planą, kurį jums rodėm, panaudosim ir išvyksim. O dabar teks Lietuvą pakeliauti. Tave vežėm atiduoti į kitas rankas Koko. Patostogausi truputį nuo mūsų. Važiuojam į Žagarę. Va, per naktį pasistatėm savo būstinę, išmiegojom gerai, rytas nerealiai fainas. Šalia buvusio malūno. Vyrai prausės, kažkur tenais. Smagu labai. Žagarės dvaras. Nu jo, visur privartyta. Medžių, sakė, labai nusiaubė audra čia.
Tepam slidę. Ne, važiuojam. Gerai. Paprastai. Suradom kempingą mini. Visai fainas. Kemperiuką irgi suradom mini. Va. Keliaujam. Kaip vadinas kempingas? Atsimeni? Prie Malūno. Prie Malūno. Ir iš tikrųjų jis yra prie Malūno. Buvusio. Čia vietoj kepa picas, pats italas. Skanios picas labai. Na šiaip. Labai skanus jų maistas. Nu, patiko. Ką teko ragauti. Tai Šiaip smagiai. vietinis vynas skanus. Žiaurus privalumas turėti palapinę prie kempo. Belė kaip didelis privalumas. Nes kitaip jaustus ir drėgmėjo, ir šiaip nelabai patogu gal, o dabar tai lafa. Liuks. Viskas, labanaktis. Labas rytas. Labas rytas. Suraitytas. Rytas nuo torto tau, Leonai. Labai skanus tortas. Gali atsisukti. Pažiūrėti mane. Pažiūrėkime mamą. Pažiūrėkime. Nu, atsisuk. Gražu. Skanaus. Šitas katinas nori važiuoti su mumis. Taip? Važiuoti nori su mumis namo? Pas drugelių ir mums patiko drugeliai. Ir ką jie darė? Taip. Skraidė? Taip darė. Taip darė. O ką dar? Ką valgė? Apelsinus. Apelsinus ir bananus? Apelsinus, bananus. Gerai, varom toliau.
Turiu draugą. Tu jo nelieti. Nelies Leonui tik tai. Draugas tavo. Viskas išvartyta po audrų. Čia buvo aikštelė laipiojimo takų. Nu dabar jau tikrai nebegalima, nes čia labai jau viską sugriovė vėjas. Eisim į pilį. Einam į pilį. Nu, bet dar teks lipti. O, tas kāds smags. Koks kareivis. Sunku šalmas. Kas čia po šalmu? Pavargai. Gražią nuotrauką padarėjau. Kada nors įkelsim dar ką nors? Važiuosim dar kažkada į savo planuotą Austriją. Kitais metais. Žiemą. Kažkur važiuosim. Kažkada. Gal greitai važiuosim? Kokią trumpą kelionę pasidarysim. Einu gelbėt Leoną. Nes jau pagalbė nukrito. Gerai, ate. Ate. Žodžiu, bandėm nuvažiuoti Akmenės karjerus dar. Bet supjovėm grybą. Nes mes nerandam kelio, kaip iki jo nuvažiuoti. Važiavom vienu keliu, tai neįmanoma ten privažiuoti visur akligatviai. Tada, žodžiu, kitų kelių nuvažiavus privati teritorija, privažiuoti neįmanoma. Ar pravažiuoti, ar nebevažiuoti geriau mum į juos. Nes mes labai daug laiko jau užtruko. Žodžiu, nežinau, turbūt nebevažiuosim, bet labai norėjom. Vareikus dėti. Šitą reikia, ne? Šitą. Mums patiktų šitas mygtukas. Taip? Tai va. Dabar jau tikrai ate. Viskas.